aš visada kažko noriu. Tai dabar pamačiau Stelą ir jos užsinorėjau. Ir Super Twinų noriu, ir Stelos noriu, ir Dasoniko noriu, žodžiu, aš visko noriu, Nerijus turi problemų. Bet manau, Stela yra verta šitų norų, pageidavimų, nes čia yra luxury klasės priekaba, tikrąja ta žodžio prasme, tai yra labai aukštos komplektacijos ir dabar, ką aš rodysiu, yra atnaujinta 26 metų dizaino, pagerinta aerodinamika, pakeisti medžiai, dizainas, aliuminės sienos, tai pradedam po truputį apsižiūrinėti, tai yra alko važiuoklė, su stabilizatorium, su stabdžiais, aišku, tos Stelos gal nėra pritaikytos labai toli tampyti, jos labiau yra pritaikytos tiems klipams, kur tik Stela ir gali stovėti, bet jeigu vis tiek kažkiek reikia patempti, tai mūsų klientai vieni tempėsi iš Vilniaus į pajūrį, tai sakė, viskas labai gerai buvo, saugiai nuvažiavo, tempėsi su Volvo džipu, sakė, viskas super. Tai einam apsižiūrėti, didelės duris, tai jeigu turėsit sklypą su vaizdu į kokį nors ežeriuką, pušyną, tai tikrai pietaujat, valgot ir vaizdas, grynas oras. Tai, žinot, tie langai yra paprojektuoti strateginėse vietose. Vieni miegamajam, kiti ten, kur valgot, kur daugiausiai laiko leidžiat. Tada tinkleliai nuodų, kad nieks jums netrukdytų. Ta erdvė. Langai įleisti. Čia jau 2 ašių priekaba, lieti ratlankiai, kad atlaikytų svorį. Lauke galite televizorių žiūrėti, elektrą pasijungti. Čia yra dar vienas didelis langas miegamajam. Bagažinės vieta. Ir čia tokia, žinot, kombinuota padaryta, šviesiai pilka, kombinuota su tamsiai pilka. Ir man tai, toksai, ji tokia išskirtina, tokia sportiška, tokia truputį gruboka, tokia šarminga, tokia priekaba, sakyčiau. Nežinau, Adrijos dizaineriai yra verti aukščiausio apdovanojimo. Gerai, žiūrim toliau. Kojos stabilumo, kad stabiliai stovėtų, neapsiverstumėt. Vandenuko papildymas, čia bagažinė, tualetas, čia jungiasi miesto vandens, tai jūs tiesiog pajungiat vandenį ir turit jį kaip namuose. Įleisti langai, aliuminės sienos, toks įdomus dangtis irgi, tamsiai pilkas, labai gražiai atrodo. Ir dar dėl ko mūsų klientai jau labai myli Stelą, tai čia yra visur LED apšvietimas. Visur perimetru eina, toks labai gražus. Ir aišku, jeigu reikia, gali turėti palapinę. Nors aš nedėčiau, jeigu atvirai tos palapinės, aš čia biškį vaizdą gadina. Geriau naudočiau markizį, nes man jį tiesiog čia yra stilingiau. Taip, einam į vidų. Grindys yra vinilinės, medienos imitacija. Tada čia yra, aišku, kadangi luxury klasės priekaba, tai yra Alde šildymas. Matot, kada šildymas eina ten, kur yra šalčiausios vietos, užuolaidos, kokios gražios naktinės, dieninės. O, jie jau turi indukcinę viryklę, gali būti dujinė, gali būti indukcinė, gartraukis kaip namuose. Čia yra šaldytuvas su šaldymo kamera. Visur perimetru praeina šildymas, kad jums žiemą šalta nebūtų. Čia yra akmens masės stalviršis ir tai įeina į Stelos bazinę kainą. Šitą brangesnė medžiaga, didelį, tikrai labai gili kriauklė, toks kraniukas. Tai ką mes čia dar turim? Turime Adria Maha, kurio pagalba jūs per telefoną galėsit valdyti priekabą. Tada prie pat įėjimo dar yra rūbų kabykla, kuri yra iš tiesų labai patogi lauko rūbams. Čia dar yra batams susidėti. Dar matau, yra netgi belaidis telefono pakrovėjas. Va, tai mes jau ir atvažiavom, Bet tai kaip nerealiai? Bet čia kaip namuos. Gerai, kaip namuos. Ne kaip namuos. Namuose taip, kad visas apšvietimas valdytumės, nėra pas mane. Nėra. Tada namuos taip nėra irgi spintos iškart. Įrodinio naktinio stalelio irgi nėra mano namuos. Tai nežinau, ar čia tuos namus reikės keisti. O iš tiesų tai labai prabangus miegamasis, mediena, oda, medžiaga, stoglankis, čia vietos susidėti viskam. Tada matau perimetru irgi visur eina šildymas, kad žiemą nesušaltume. Čia dar viena kabykla. Tai labai man staliukai patinka. Ir ta lova. Tikrai yra kokių 2 metrų ilgio, kad tos vietos užtektų. Čia dar yra, matau, televizoriaus laikiklis ir, aišku, po lova dar yra
vandens bakas ir laikymo vieta. Jeigu norit privatumo, tai čia pasidaro kambarys, užsidaro. Faina. Laikymo vieta viena. Čia nebėra laikymo vietų, tai yra tokia laikymo vieta kosmetikai. Ir čia dar laikymo vietų, ten yra jungikliai išleisti vandenį iš sistemos žiemai ruošiant. Bet šiaip tokiose priekabose galima gyventi visą žiemą. Dar viena laikymo vieta, čia irgi akmens masės stalviršis visur. Daug kabiklių rankšluosčiams ir dušas. O dušas toks inovatyvus, kaip kosminiam laive, toks pilkas metalas. Atnaujino Adrija labai rimtai dizainą ir aišku, čia yra visur šiluma. Eina. Svetainė zona, rodom, kiek aš čia ko galėsiu susidėti, tai galėsiu daug susidėti. Čia dar matau yra muzikos sistema, subwooferiai, garso reguliavimas. Tai svetainiai galėsit klausytis muzikos, va čia taip besidžiaugdami vaizdu. Labai patogu, tikrai labai patogu, labai jauku. Gerai, o dabar prie praktinių dalykų. Tai čia yra viena dar didelė spinta rūbams susikabinti, technikos skyrius, stalčiai. Daug stalčių. Bet čia tikrai galima 2-4 žmonėm. Priekaba yra 4vietė. Gali šitą lovą išsiplečia, tai šitą priekabą galima gyventi 4. Dar matau, čia televizorių galima kabinti. Aš tai kažkaip pagalvoju apie projektorių, bet matyt, čia labiau televizoriui. Lemputės, apšvietimai gražus, sekcija taurėms. O čia yra, nežinau, čia galima ir sėdimą vietą pasidaryti, čia galima televizorių pasidėti. Čia jau tokia jūsų laisviai padaryta erdvė. Tai yra visiškai naujos priekabos, mes dar laukiam kainos, bet preliminariai galiu pasakyti, kad tokia priekaba kainuos apie 60 plus PVM. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, klauskit, rašykit ir iki.